neįkainojamas gyvenimas kupinas meilės. Chota Kwan kultūros ir švietimo fondas buvo įsteigtas 1997. Jį įkūrė Ta Kwan tėvai, Chou Chin-hua ir Guo Yinglan, padedami Chao Kui-hui ir kitų geradarių iš Taivano bei užsienio. Jaunas vėžių sergantis poetas Chota Kwan degė milžiniškų gyvenimo entuziazmo. Jo gyvenimo kredo – mylėk savo gyvenimą ir gyvenk laimingai. Norėdami skleisti Ta Kwan dvasią, jo tėvai ir kiti geradariai įkūrė šį fondą. Jie visame pasaulyje perduoda mintį. Būkite geri sau, aistringai mylėkite savo gyvenimą. Būkite geri kitiems, gerbkite kitų gyvenimus. Būkite geri žemei, saugokite žemės gyvybę. Šis fondas vykdo įvairias veiklas, siekdamas visuomeniai perteikti savo idėjas. Buvo rengiami užsiėmimai, seminarai, konferencijos ir stovyklos, kad žmonės galėtų susipažinti su Ta Kwan įsitikinimais. Taip pat teikta asmeninė pagalba tiems, kuriems jos reikėjo. Fondo atstovai lankė vėžiu sergančius vaikus, žmonės kenčiančius nuo retų ligų, turinčius psichikos ar fizinių negalių bei kovojančius už savo gyvybę. Būti šalia jų, juos padrąsinti, įkvėpti meilę jų gyvenimui, net jeigu jame yra trūkumų, padėti jiems išgyventi džiaugsmą, net kai ligos kelia skausmą, tai šio fondo užduotis. Fondas pasitelkia vietinius ir tarptautinius išteklius ir kurie tvirtą pagrindą grindžiama meilę ir išmintimi. Nors jo veikla vykdoma taikant verslo principus, valdoma žmogiškumo ir atjautos principais. Todėl fondas sėkmingai siekia savo tikslų. Iki 2023 metų. Gruodžio daugiau nei 120 000 žmonių jau savanoriavo šio fondo veiklose, veiksmingai skleisdami Ta Kwan gyvenimo filosofiją. Mylėk save ir gyvenk laimingai. Sveiki visi, aš esu Chota Kwan. Esu parašęs 40 eilėraščių apie savo gyvenimą kovojant su vėžiu. Jie bus išleisti balandžio 4 vaikų gynimo dieną. Visos gautos lėšos bus skirtos Chota Kwan fondo steigimui. Kartu žingsniuosime džiaugsmo tiltu, vilties tiltu, šviesos ir meilės tiltu. Šis eilėraštis mums – medžių sodinimas. Nuo to pavasario, kai sužinojome apie auglį ant mano dešinės kojos, pradėjome kasdien sodinti po medį. Ligoninėje sodinome sveikatos medį, bažnyčiose meilės medį, mokyklose vilties medį. Vieną dieną mes patys pasodinsim medžius per kartų kartas. Medžiai virs sveikatos mišku, medžiai virs meilės mišku, medžiai virs vilties mišku.